Tokį virtuozišką pasirodymą jau netrukus išgirs šiauliečiai apsilankysantys Monmartro Respublikos renginiuose. Iš Olandijos atvykę Tarptautinio menų festivalio dalyviai, instrumentinis duetas Duo Papilio, mūsų mieste surengs net kelis koncertus. Daugiausia tik autorinius kūrinius atliekantis gitaristo ir smuikininkės duetas šiauliečiams sako paruošę įvairią programą. Nuo nuotaikingų, pakilių, galbūt net nusijuokti priversiančių melodijų skambėsiančių festivalio atidarymo vakarą Laiptų galerijoje ar Poezijos bulvare, iki muzikos sielai ir apmąstymams, kuri pasklis sakralinėje Švento Ignaco Lojolos bažnyčios erdvėje. Be to svečiai žada prisijungti ir prie tradicinio menininkų plenero. Gitaros virtuozas juokauja, tapytojo profesijos pamėginti neišdrįsiantis, tačiau kiekvienam norinčiam pademonstruos, kaip kuriama muzika, ar net kaip bet kurio žmogaus vardas gali virsti muzikos akordais. Tai nėra paprasta. Dažniausiai tai labai ilgai užtrunka. Žinoma, kiekvienas galės prie manęs prieiti, pasakyti savo vardą ir to vardo raidės virs ne tapybos, o muzikinių kūrinių. Bet kol jis gims, prireiks 8 ar 9 valandų. Tik tuomet vardas virs muzikinę kompoziciją. 3 bis 8, 9 Stunden, bevor ich so eine Komposition gemacht habe. Dueto atlikėjai sako Šiauliuose turintys dar vieną misiją. Jie pasirodys ne tik Šiaulių Monmartro Respublikos dalyviams ir lankytojams. Vieną koncertą muzikai dovanos Rėkyvos savarankiško gyvenimo namų gyventojams. Jiems atlikėjai paruošė ir finansinę paramą. Apie šią įstaigą olandai pasakoja sužinoję sykį viešėdami Šiauliuose su politikų delegacija. Tąkart pamatę, kiek daug visko trūksta savarankiško gyvenimo namams, nutarė nudžiuginti juos malonę staigmeną. Mūsų šalyje gyvuoja tradicija palaikyti žmonės, gyvenančius senelių namuose, ar pavyzdžiui sergančius vėžiu. Organizuojamos įvairios paramos akcijos, jiems organizuojamos malonios poilsio valandėlės. Dažnai surengiame kokį nors labdaros vakarą, kurio metu surinktas lėšas paaukojame vienai ar kitai įstaigai, arba tiesiog surengiame gražų muzikinį vakarą. Sužinoję apie Rėkyvos savarankiško gyvenimo namus, nutarėme ir čia surengti ką nors panašaus. Instrumentinį duetą iš Olandijos Duo Papilio šiauliečiai turės progą išgirsti jau rugpjūčio 7 dieną, kai jau 10 kartą vėliavą iškels Šiaulių Monmartro Respublika. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios.